Dabar užregistruosime Google sąskaitą. Įvedame elektroninio pašto adresą, į kurį mes galime gauti laiškus. Jeigu naudojatės kitais Google servisais, reiškia, jūs jau turite Google sąskaitą ir naudokitės tuo elektroniniu paštu. Įvedame elektroninio pašto adresą, slaptažodį, pakartojam slaptažodį, sutinkam su visomis šiomis taisyklėmis, kad prisimintų šiame kompiuterį, nurodom vietą, dažniausiai automatiškai būna nurodyta, įvedame saugos kodą, kad įrodytumėm, jog esame žmonės, o ne kompiuteriai, ir sutinkam su Google taisyklėmis. Jau pašto adresas yra patvirtintas. Patikrinkite paštą ir aktyvuokite savo Google sąskaitą. Taigi elektroniniu paštu turėtų ateiti kažkoks tai patvirtinimas. Štai yra laiškas, tai yra nuoroda, kuri patvirtins mano elektroninio paštą. Štai paštas patvirtintas, norėdami tvarkyti savo asmeninį abonentą, spauskite čia. Dabar mūsų tikslas užregistruoti Picasa sąskaitą. Čia matote, išbandykite kažką naujo. Matote žodį daugiau, spaudžiam ant jo. Čia bus pateikti visi Google servisai, tarp kurių bus Picasa. Spaudžiam ant Picasa, ikonėlės, ir mums siūlo atsisiųsti šią programą. Atsisiunčiam, išsisaugom. Ir antras mygtukas yra prisijungti prie Picasa žiniatinklio albumų. Mūsų nusiuntė šiuo adresu, įvedame slaptažodį, kurį sugalvojom registracijos metu. Taigi, pradėti naudotis Picasa tinklalapio albumais. Mums reikia sugalvoti savo kaip slapyvardį Picasa albumų sistemoje. Martynas Nauskis. Vėlgi mums siūlo atsisiųsti Picasos programą, bet mums to nereikia. Yra mygtukas siųsti. Nežinau, kodėl pavaizduotas mygtukas siųsti, bet paspaudus jį atsidaro nuotraukų siuntimą sukurkite albumą. Sukuriam testinis albumas. Data, aprašymas, kažkoks testavimui skirtas albumas. Fotografavimo vieta, galite su Google Maps nurodyti, kurioje vietoje jūs fotografavote, geriausiai vesti Vilnius, tarkim. Jam iškart bus surastas Vilnius. Paspaudžia Enter, reiškia, jau albumas yra sukurtas. Dabar mums reikia įdėti nuotraukas. Čia yra specialiai atrinktos nuotraukos, kurias, tarkim, aš norėčiau susidėti. Pasiemam kelias, spaudžiam Open. Palaukiam šiek tiek. Štai yra tos nuotraukos, kurias aš norėčiau dėti. Galbūt aš pridėjau per daug nuotraukų, aš jas galiu greitai pašalinti. Šitos nenoriu, šitos nenoriu, šitos nenoriu. Šitos dvi, tarkim, gerai. Spaudžiu siųsti ir nuotraukos bus išsiųstos per 6 sekundės. Štai aš turiu nuotraukas internete. Kopijuokite šitą nuorodą ir duokite visiems savo draugams. Ir visi pamatys šias nuotraukas.